Konfliktas tarp Lietuvos žvejų dėl dujotiekio Nord Stream kompensacijų peraugo į ginčus teismuose. Vienas teismas konstatavo, kad kompensacijos žvejams paskirstytos teisėtai. Kitame teisme bus nagrinėjama žvejų šmeižto byla. Nord Stream dujotiekis Baltijos jūros dugnu jau beveik nutiestas, tačiau konfliktai tarp Lietuvos žvejų nesibaigia. Šalia šio dujotiekio žvejoja 7 lietuvių laivai. Nord Stream jiems išmokėjo kompensacijas, kiekvienam laivui maždaug po 50 000 litų. Tačiau kai kurie žvejai šių pinigų kratosi. Baltijoje žuklaujančios įmonės banginis vadovas Algirdas Aušra šią sutartį vertina esą kaip Lietuvos interesų išdavystę. Mano giliu įsitikinimu, tai Lietuvos ateities, žuvininkystės ateities galimas pardavimas ir nei daugiau, nei mažiau. Negalim parduoti teisės į teisę. O vienas iš sutarties punktų yra, kad mes net atsisako Lietuvos žvejai pateikti skundus apeliacinius. Atsisako, jeigu ir kitiems bus mokama kitos kompensacijos, mes jau esam gavę 14 000 ir panašiai. Ten yra masė punktų, kurie yra, sakykime, sveikų protų yra nesuvokiami. Pasak kompensacijos nepaėmusio žvejo baiminamasi, kad ši sutartis žvejams esą suriš rankas ir jie nebegalės reikšti pretenzijų dėl dujotiekio projekto. Tačiau sutartį pasirašęs Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas Alfonsas Bargaila tai vadina netiesa. Esą sutartis hipotetinė, o gautame rašte aiškiai parašyta, kad dujotiekis žvejybai netrukdys ir žvejai ten ir toliau galės žvejoti. Tiesa, pripažįstama, kad lietuviai gavo mažiau pinigų nei pavyzdžiui švedai, tačiau tik dėl to, kad dujotiekis eina ne per Lietuvos teritorinius vandenis. Parama ir pasirašyta sutartis yra hipotetinė. Žvejai nepajaus jokių trukdžių savo žvejyboje. Ir labai sunku buvo man suprasti, kad atsiranda tokių įmonių, vadovų, kurie gavę 100 000 už taip vadinamą hipotetinį susitarimą ir nepaima tų pinigų ir kelia audrą stiklinėje vandens. Nu, žinote, lietuviai yra lietuviai, bet čia jau viršūnė. Kadangi reikalauti to, kas mums nepriklauso, paprasčiausiai nesąžininga. Tarp šių žvejų kilę konfliktai persikėlė ir į teismus. Praėjusių metų pabaigoje teismas nusprendė, kad Nord Stream pinigai Lietuvos žvejams buvo paskirstyti teisingai. Tačiau tuo teisminiai ginčai nesibaigė. Dar šį mėnesį Klaipėdoje bus nagrinėjama byla, kurioje kompensacijų atsisakęs ir sutartį su Nord Stream Lietuvos žvejybos žlugdymu pavadinęs žvejys yra kaltinamas šmeižtu.